Sveiki, kapitonai, žvejai ir turistautojai. Iš pirmo žvilgsnio paprastas išvažiavimas į mišką. Bet iš tikrųjų tai testas. Testas prieš kelionę, kur klaidos nebus atleistos. Šiandien tikrinu viską. Šaltį, įrangą, save. Jeep čia ne transportas, tai mano vieninteliai būsimi namai. Jeigu kažkas neveiks čia, vėliau gali būti per vėlu. Miškas, sniegas, nakvynė mašinoje, kur važiuosiu toliau, kol kas pasakysiu tik tiek. Bus šalta. Bus toli ir be 4 varomų ten nėra ką veikti. Važiuojam. Čia gyveno nuotykis. O aš jūsų paprašysiu, paspauskit like, paspauskit subscribe, parašykit komentarą. Tai jums visiškai nieko nekainuoja, o man tai didelis palaikymas. Be to, jūs būsite tikri, kad nepraleisite mano kitų video. Taigi, kol dar švieso, eisiu pasirūpinti malkom. Važiuoju lėtai per sniegą gilų. Mano džipas braška tyliai, šaltis kanda į stiklą. Kepurė ant galvos, šalikas spaudžia. Turisto dvasios niekas nebaudžia. Važiuoju aš su džipu į apsnigtą mišką, kur šekšno šokiai suka ratą, aplinkui turistauju. Šalta žiema laužas kaitina sielą, be baimės, be pykčio. Sniego takais, kur niekas nematė iki šiol. Sniego takais, kur niekas nematė iki šiol. Medžiai šnabžda pasaką seną, kelias vingiuoja kaip gyvatė ilgin tolyn. Mano širdyje ramuma, pirštinės storos, batai girgžda. Mano tikis niekada nemiršta. Važiuoju aš su džipu į apsnigtą mišką, kur šekšno šokiai suka ratą, aplinkui turistauju. Šalta žiema laužas kaitina sielą, be baimės, be pykčio. Sniego takais, kur niekas nematė iki šiol. Mikas kviečia prenumeruoti kanalą, paspausti, parašyti komentarą. Namie šiltai ant sofos sėdėsi, nieko tikrai neprarasi, tik palaikysi ir toliau pamatysi. Kas bus toliau? Kas bus toliau? Pasitikrinti Webasto savo projektus, kaip sakant.
šitaip. Ir pridarau stikliuką. Išime bastos. Išeis šitą žarną. Įsikiša čia. Ir turėtų šildyti vidų. Čia tik matau. Skylę palikau. Reikės kažkaip paskui namuose dar užtaisyti. Štai. O čia testuoju savo dujinę viryklę. Ji yra 2 degiklių, tačiau užimanti labai mažai vietos. Specialiai ją ir rinkausi. Toks buvo mano tikslas, kad būtų būtent 2 skylių ir kad užimtų mažiausiai vietos, kad tilptų mano stalčiuje ir tilptų dar daugumą kitų dalykų, ne tik dujinė. Turėjau prieš tai 2 degiklių, tačiau nesulankstomą. Ši 2 mažesnė, o dar ir turi griliaus padėklą. Tuom labai džiaugiuosi. Ką po truputį bandau lipti, pakuotis į mašiną. Daug kadrų nenufilmavau, nes prasileidau iš tikrųjų. Paspaudžiau filmuoti, nors buvo nustatyta ant slow motion, nepastebėjau. Ir greičiausiai, kad maisto gaminimas visas biški kažkas pavyko, biški ne. Bandau ropštis į vidų, uždarau bagažinę ir čia viduje atsisėdęs pabandysiu viską susitvarkyti. Ai, dar noriu arbatos pasidaryti. Kadangi arbatą pamiršau, einu spyglių šakų užpilsiu. Čia matau, yra šalia manęs. Pabandysim atsigerti. Tokia mano arbata bus. Užsidėjau. Tokia mano arbatėlė bus. Užsipilsiu. Šitie puodukai man labai patinka. Patinka, kad jie užsidengia. Ir jeigu apverti puoduką, tai jis taip greitai neišbėga ir šiaip šilumą ilgiau laiko. Biškį napilsiu. Per daug. Gerai, įlipęs čia viduj. Žodžiu, batai šlapi, kojinės šlapias. Kažkaip reikės bandyti
Gal prasidžiavinti. Oi. Čia. Visai neblogai kaitint, iš tikrųjų šilta, noriu surasti kur termometras. Nu. Kad žandai nušalo šiandien. Tu melnas. O ką kalbėjau apie puoduką. Kuris apvirsta mašinai. Bet nespėja išsipilti visas. Nu, prie kameros, prie... Ką padarysi? Čia jau taip atsitinka. Išdžius gal. Tikėkimės, išdžius. Tai va, kaip sakant, pradedu po truputį apsiprast. Reikia dar išmokti susidėlioti viską teisingai. Bet vidai gan šilta. Kiek čia man rodo dabar? 20. Tai netgi megztinį galiu nusiimti. Megztinį nusiimsiu. Čia gal prisiseksiu. Esu papačia su termo rūbais. Bus miegmaišis. Miegmaišis mano... Turėsiu kelis miegmaišis iš tikrųjų. Nes ir šunį vešios. Tai teks kelis miegmaišius vežtis, tai šunį užkloti ir savo užsikloti. Tai vienas mano miegmaišis Extreme iki -28, o komfortas iki -10. Tai manau, kad tikrai užteks. Lauke, kad ir būtų -20. Vidai tokio šalčio tikrai nepasieksiu. Tai va. Gulint čia daryti dalykus, aišku, nėra patogu. Bet realiai aš įsivaizduoju, jeigu daryti dalykus kažkokius, montuotis ar pavalgyti, tai galima atsisėsti į priekinę sėdynę ir normaliai pavalgyti, pamontuoti. O vat iš tikrųjų ir atsigulus galima. Tai va, ką šiandien ir pabandysiu, tai įsijungt kompą. Turiu čia inverterį, dar pabandysiu pajungti inverterį į kompą, pažiūrėti kaip krauna ir ar viskas veikia. Ką jums dar pasakyti? Čia tikrai pabėgimas iš komforto zonos. Ne viskas taip, kaip tikėjaus. Aišku, iš pirmo karto, tai tikriausiai darysiu dar vieną testą. Reikia man stogelio viršui. Realiai sninga ar nesninga. Ta stogelė, jeigu gaminti lauke, tai reikia visada užsidėti. Tiesiog, kad nesnigtų ant tos virtuvėlės. Ir galų gale per bagažinę į vidų, nes šlampa čiužinys.
šlampa čiužinys, o paskui gali atsiras drėgmės, gali pradėti pelyti. Tai va, kas dar? Supratau, kad realiai laužas tai čia bus toksai kaip prabangos dalykas. Daugiausia bus maistas gaminamas ant dujų arba valgomas greitas tas maistas, kurį, sakiau, irgi reikia pasimti būtinai, tai kariniai daviniai. Iš tų karinių davinių ten pilnai vienam tokiam boke dienos norma yra ir jeigu būtų blogas oras, audra ar dar kažkas tokio, tai manau, tik kariniai daviniai mane ir gelbės. Taip, tai laukiu dar padangų, laukiu grandinių, laukiu lentų po ratais, jeigu užklimčiau. Pats dar nesuprantu, ką aš čia sugalvojau. Nežinau, kodėl aš tai darau. Kam aš čia save į tokią situaciją kišu, bet kažkoks keistas noras save įkišti į visiškai nepatogią situaciją, visiškai man nepalankę, visiškai tokios, kokios aš nemėgstu. Aš keliauti vienas niekada negalvojau. Žiemą to labiau, nes aš žiemos realiai nekenčiu. Nemėgstu žiemos. Vasara yra mano laikas, nemėgstu rudens, kai lietus lyja. Dėl to pas manęs visas žvejybos, viskas užsiriša tokiu sezonu. Tai, pabandžiau sau duoti tokį iššūkį ir išvaryti vienas, ne vienas, važiuosiu su šunim, šuo gal palaikys man kompaniją. Tai va, ką, kelsiuos rytoj, rytą, bandysiu pasidaryti pusrytį ir išjudėti. Tai kas neužsiprenumeravote dar kanalo, prašau tai padaryti, paspauskit skambaliuką, like, parašykit komentarą, kaip manot apie mano šitą kelionę. Žiūrėsit ar nežiūrėsit, patinka tai šita idėja ar nepatinka. Lauksiu palaikymo, lauksiu papeikimo, lauksiu iš tikrųjų ir kažkokių tai patarimų, nes man jų tikrai reikės, kadangi nesu su tuo, kaip ir minėjau, prisilietęs ir susidūręs dar, tai bus kažkas naujo man ir tikiuosi, kad kažką naujo pamatysite ir jūs. Tai va, ne viskas pagal planą. Bandžiau pajungti inverterį, kad pasikraut kompą. Jungiau jį tiesiai nuo baterijos. Jis man pakrovė kokį 10 minučių. Ir nežinau kodėl, bet toliau atsisakė krauti. Ar jam įtampos neužtenka iš akumuliatoriaus, iš mano powerbanko baterijos, ar kas yra, aš neįsivaizduoju. Čia yra labai negerai, nes šiandien kaip tik pabandžiau, galvojau, susidėliosiu medžiagą biškiuką, pabandysiu pamontuoti, kaip mašinai pavyksta, bet greičiausiai tai padarysiu tik tais grįžęs namo. Dar rytoj pabandysiu įkišęs inverterį tiesiai nuo mašinos kraut kompiuterį,
Bet panašu, kad... Nežinau. Inverteris naujas, bet kas yra, kodėl nekrauna, neįsivaizduoju. Tai sakau, gal jis nepakankamą srovę gauna, pabandysiu paleisti nuo užkurtos mašinos, gal taip kraus. Jeigu taip kraus, tai viskas bus aišku. Kad nuo baterijos aš realiai inverterio jungti negalėsiu. Tik tais nuo užkurtos mašinos. Tai montuoti ir kažką daryti galėsiu atsisėdęs. Jeigu kraudamas laptopą, tai tik užkūręs ir atsisėdęs mašinai. O jeigu aišku, laptopas bus pakrautas, galėsiu ir taip. Žiūrėsim. Bet, ne viskas šiandien einasi taip, kaip norėtųsi. Tai va, aš einu miegoti. Lindau jau į miegmaišį. Šildymą išjungiau. Žiūrėsiu, kaip seksis pernakvoti. Iki rytojaus. Labas rytas. Naktelė buvo įdomi. Šiaip tai, užmigau šiltai, viskas gerai. Paryčiais įsijungė šildytuvas. Ir taip ir atsikėliau. Atsiprašau, bet dabar labai norisi sėsiukų. Ir reikia apsirengti ir bėgti kažkur į miško gilumą. Oi. Tarp zuikučių. Pasidaryti pusrytėlio reikės. Bandysiu dabar užsidėti stogelį. Kadangi vakar nepagalvojau, šiandien bandysiu uždėti pusryčiam pasidaryti. Žiūrėsim, padės kažką ar nepadės, bet man reikia vyniotis dabar. Apsimaut kelnes. Bėgti į tūliką. Taip. Kelnes. Kur mano kelnes? O, čia kelnes. Vat, kad inverteris nuo batarkės neveikia, tai mane čia nenudžiugino. Visiškai nedžiugina. Čia kelias.
kepurė? Kur kepurė? Tai ir mano kepurė. Kaip gerai, kad termose turiu. Karštas, nes aišku, jeigu jis nešalo. Žiūrim, ką čia turim. Realiai viską, ką nusipirkau, galiu mesti į šiukšlyną. Tai gerai, kad tą tantuką gavau už dyką. Piktas aš šiandien žiauriai. Man žiauriai nesiseka arba čia tokios geros pamokos pirmą dieną. Šitas soskės panaudosiu. Reikia pusrytuko. Čia brezentas. Užmaučiau čia. Tada su stovais išsitempia šitaip ir kampus nuleidžiu žemyn. Tai čia reiktų kokie čia kaip mašina. Taip, 1, 2, 3, 4, 5, kokių 7 metrų ant 1, 2, 3, 3,5, 4, 7 ant 3,5. Stogelio neužsidėjau. Stogelis visiškai per mažas. Tiesiog išlankščiau ir sukišau atgal. Supratęs, kad nieko gero nebus.
Soskės tik prie lango priklijavau. Ir viskas. Jeigu bus šalta, tai tikrai nesikankinsiu. Taip ant lauko maistą gaminti. Šausiu karinius davinius. Ir nesuksiu savo galvos. Su lėkštėm irgi reikės kažką galvoti. Tokio šalčio jas išplauti praktiškai neįmanoma. Reikia kažką tokio turėti, kad būtų galima dėti į maišiuką ir išmesti. Šiuo imsiu vienkartinių lėkščių. Gerai, ką šitoj temai. Nu, čia riebaliukų. Kaponė, ko čia man neužsidaro. Savo, taip, va, mes susidurėm su tokiom problemom. Aha, vasarą taip nebūna. Vasarą tiesiog nusivalom gražiai. Ir viskas. O čia viskas velias. Eik tu, velniop. Gal biški šilto vandens. Skudras eis iš šiukšlyno iš po. Padėklo reikia. Būtinai klejonkės, kaip sakydavo mano močiutė. Klejonkė padės. Nuėmei. Viskas, arba kokį popierių. Kepimo popierių, realiai. Ruloną, va. Atsivinioji, pasidėjai. Viskas. Tesas miške ir ant sniego šaltis spaudžia, bet nuotaika veža. Miegas mašinoj, laužas liepsnoja, brenda per pusnis ir nuotykis tęsias toliau. Langai apšerkšnyje, naktis kaip stiklas, mašina kaip mažas namas miške. Mėgmaišis šiltas, tyla aplink, o už durų sniegas krenta lėtai ramiai. Laužas praksi, kibirkštis kyla, rankos atšyla, vėl grįžta jėga. Tada į pusnis per baltą gilumą, brendam per sniegą ir žiema juokės garsiai. Patinka tokie žiemos nuotykiai, prenumeruok kanalą, palik laikį, parašyk komentarą. Nieko neprarasi, tik palaikysi ir pamatysi, kas bus toliau. Kas bus toliau.
Viskas šala, viskas. Droną pakėliau kokį 20 metrų nuo žemės. Pradėjo rašyti kažkokį įspėjimą low voltage. Ir toks jausmas, kad jisai padidino greitį. Tik tais ne į viršų, o žemyn. Ir kai tėškė į žemę. Nežinau, grįžti namo reikės žiūrėti, ar jis veikia. Abi dvi baterijos numirusios, nors buvo pilnai pakrautas. Bet buvo padėtas mašinoje ant žemės ir ant grindų. Ir tikriausiai per naktį tas šaltis nuo grindų traukė, jas užmušė. Nežinau, žiūrėsim kaip ten kas. Gerai, iki, važiuoju namo.